Nu ką, labą rytą, išmiegojom, visi patinė, vaikštom, va. Su gimtadieniu. Dar ir gimtadienį šiandien mano, tai sunkus rytas iš pavakar, vieną vakar gimtadienį atšvietėm, kitą šiandien, tai va dabar eisim šiek tiek į Veroną pasivaikščioti, o po to važiuosim jau link oro uosto. Tai einam į Veroną ir susimatom kažkokios lankytinose objektus. Nu va, išeinam visi. Visi gyvi, visi išeinam. Į naują nuotykį. Va, pasimkim motorolerį. Saugu. Nu va, visi išeinam. Tуда huina. Ja. Džiulietos ieškot. Einam iki Džiulietos. Džiulieta 500 metrų, o paskui eisim pavalgyti. Nu, taip biškai prasti eisim. Tai einam iki Džiulietos ir tada... Nueisim pavalgyti, eisim ramiai, pažiūrėsim, ką dar čia galima aplankyti. Ir tada iki autobusų stotelės kokią. Pasakau. Valandą, ne? Pasakau. O tu biškai negirdi? Aš girdžiu, į mikrofoną pasakau. Iš po vakar sunkiai. Prašau papasakoti, ką mes veiksim. Interviu. Ką veiksime? Šiandien bandysime užkariauti Veroną. A ne? Išgerti visą alų. Eisim pažiūrėti, ką Džiulieta ir Romeo veikia tam balkonėlį. Eisim pusryčiauti kroasanų itališkų su kumpiu ir sūriu. Liublijata. Liublijata. Atšvesti Tado gimtadienį. Jis lygiai stovi. Mūsų dabar pervažiuos, Kamatato. O čia Akuta Matato. Viskas, prašau pasimti. Keliaujam. Va, viskas atidavė mano mikrofoną. Einam ieškoti Džiulietos kažkur Veronoj. Džiulieta vieną priekį eina, o Džiulietos ieškosim. Nu, ką tu papasakosi? Aš atsikėliau gražiai, nusiteikęs nuotaikingai, išgėrėm kavos, įsivalėm dantis, reiškia, galim toliau žingsniuoti labai ramiai, oras pakankamai normalus. Ko tikėjomės blogesnio, bet... Rodo biškai geriau blogiau. Taip. Bus kaip bus. Ačiū už dėmesį. Na va, tai va, einam švęsti kažkokių gimtadienių. Išgalvotų. Ir einam dabar iki Džiulietos balkono, kur kažkada vaidenosi ten. Tai susimatom ten. Na va, visi sulindom į prezervatyvus ir einam dabar Džiulietos ieškoti. Biškelyje, nemalonu. Vakar buvo geresnis oras. Va taip atrodom visi eidami. Tai ne pats geriausias orelis. Nu va, ėjom kažkokią, radom mažą skylę, kažkokį pamatus. Bet tai biški pastatai kiti aukščiau pasistatė vėliau. Turim va tokią skylę radę. Daugiau. Sako, reikia mesti pinigėlius, bet neturim. Va, ten kažką pasakoja. Italiano kalba. Čia kažkada buvo tokiam lygi pastatai. Ten eina nusileis, yra laipteliai net. O. Visi pastatai ant kiek aukščiau dabar. Ant kiek žemės buvo mažiau prieš tai. Ai, neina, nusileisti ten užrakinta. Bet va, turim tokius pamatėlius kažkokius. Va, dar rado draugą pasisveikint. Kaip tas draugelis? Senačiai jau sai. Neapšiktas. Zdarov, tėvukai. Ką tu? Garbiai turi, Ką tu? Kaip tavo ūsai? Reik pataisyti ūsus, biškai. Gerai nusiskutęs. Varžas gražiai nusiskutė.
Ir dar knygą turi, ką čia rašantis. 1885 metų arena. Opera. Panašu, kad bus kažkoks operos ar solistas ar kažkas. Tai gal kažką skirtas turbūt. Jo. Judam toliau. Lemba, vėjas pakilo. Pučia, biški, pučia. Kur moteros dingo? Kad jos nelabai spalvotos. Pasižiūrėkit šitą ir ten atvaizdų ieškau. Ai, jo, gandonkės reikia iškoti. Aš tiem dėjai. Nu va, atėjom pažiūrėti balkoną Džiuljetos. Nu, priėjom, va, ten kažkur ten matosi tolumoj. Ateisim pažiūrėti, kažkada Romeo ir Džiuljeta vaidenosi tam balkonė. Kažin naktim dabar vaidoklis nesivaidena ten Džiuljetos. O ten dar kažkokia Džiuljetos skulptūra yra, galima apsikabinti. Matot, kiek nučiupinėta. Nušveista iki kiek. Kažkas už papą matau ima. Ar einame ten patys? Aš tai nežinau, ar čia. Va, čia Džiuljetos balkonėlis, kažkada Džiuljeta čia gyveno. Ale nebloga chata turėjo. Kiek tos chatos, neaišku, jie davė. Čia kažkoks dar parduotuvėlė. O eisim dabar paglostyti Džiuljetos skulptūrą. Jaus tik tiek liko. Va, visi už papą ima. Mes irgi eisim paim bandyti. Na, eikit krūtis čiupinėt Džiuljetos. Na, priėjom prie Džiuljetos. Na, biški, vėjas pučia. Priėjom kažkokią aikštę. Čia kas toksai. Dėdė tai tas barzda. Nėra šaltas, ta prasme. Nu, tas su lasda gausi per galvą. Kantara. Vorėjo kantar Verona. Šoks dėdukas. Žiūri labai įdėmiai. O, čia kokia aukšta bažnyčia. Koks bokštas aukštas. Pažiūrėk, koks bokštas aukštas. Ir ten dar vienas bokštas. Čia pažiūrėk, koks bokštas aukštas. Na, kaip žiūri aukštas. Na, einam į tą aikštę, pažiūrėsim, kas gero. Skulptūrėlė kokia su kardu.
Kem 5 aš čia darysiu. Ale tu kurva, kad daug laiptų. Alus. Na, žiūrėk kaip. Įsik pakilo jau žingsniai. Maratonas. O manau, ne, vėl. Hidraulika pagada. Bomba. Tai atrodė. Kulko vėlios užlipti visą patį. O rūras pafilmuojam. Gilėtos dar matos, indrėsi uždėm. Ne, bet pas Antonį. Na va, Verona, kaip atrodo. Iš aukštai. O, koks aukštas bokštas. Ten kojytės biški pakirta jau. Ten va, gražiai atrodo. Kalnas. Kaimas kalnas. Lemba lyja. Aha. Nu gražu. Oi, tie laiptai, jie kažkur šalia. Toli kur žvaigždė. Pas Petrą einam. Petriukai! Ale, daug čia tų laiptų. Ant užpakalio čiuosi. Pas tave turėtų ir laiptus fiksuoti laikrodis, kiek užlipai. Kiek aukšto. Mano rekordas 171 laiptą kažkada įveikęs buvau aukštą. Na, šiandien dirbo nesukomis. O Jezu. Oro trūksta, kaip mes tą kalną Zakopanį kilsim? Čia įsibandysi. Paskui pasisvarstysim, kai grįžęs. Nori gyventi ar nenori? Būti ar nebūti? Ne. Ten, kad ir negyvensi, tai tą tikslą reikia pasiekti. O čia apžvalgos aikštelė. Tai čia viskas jau, čia kavinė. Ja. Čia. Visa Verona matosi. Va. Visa Verona matosi užkopimą. Ošės kitokia visai. Na. Nu va, kažkokį sodus priėjom, visai gražu. Panašu, kad reikės bilietą, ne? 12 eurų žmogui. Va Jezu, užteks iš čia pažiūrėti. Gražų sodai, va apžiūrim. Tai... Na, citrinėlį užsikirto. Konstitucija. Aha, visai gražų sodai. Taip.
Kažkur mes čia įėjom, užlipom laiptais, gražios lubos. Šokį pastačiuką užropojom. Ai, nu, rado kelią į lauką. Einame lauką pažiūrėti. Tas tai kovinis. Popiežiau, pamajok. Leiskit nufilmuot man vaizdų. Nu, gražu. Ką aš galiu pasakyti? Kažko gražaus. Sodelis, o ten labirintas yra, tik tai gal... Na, to išvis muš. Gražu, gražu. Senovė kvepia. Simink čia Cezaris vaikščio. Garbanotas. O, skulptūrėlės kokios apšviestos. Nu, Cezaris lėtė čia dar. Nu. O šitai jau šiuolaikiniai. Jau Cezaris šitų nelėtė. Va, kokias duris. Didybės manija, man atrodo, sirgo jie visi. A, kažkokią bažnyčią priėjom. Bažnytato priėjom. Eisim pažiūrėti vidų. Kas čia per bažnytato? Stovi žmonės sutelėse sušalę. Oras ne kažką. Einam, pažiūrėsim, kas čia bus per bažnytato. Limitato bažnytato. Kas čia per bažnytato? Lyja, blin. Šlapia. Kas čia per karstai, kažin. Kas mokat itališkai, va, nufilmuosiu, galite paskaityti. Čia kažkoks dėdė palaidotas. Šitą neseniai būtinau. Aha. Čia nauja įdėjo gal? Čia. Na. Va šitas turbūt ten ir guli. Taikos paukštis. Aha. Pys. Ką tu dėdai? Zdarau. O kur ranka jo juda? Vėl mokama. Va, galim pasižiūrėti planiuką. Jo, planiukas, kaip ir mes buvom jau ten, tai va. Čia beveik, čia va pažiūrim ir būsim kaip pabuvę. Mes blogi turistai. Kruasanas skaniau, ne? Va, Veronos Koliziejus. Mažesnis biški, bet ir gražus visai. Aikštė visa. Kažkoks renginys buvo Koliziejui. Fūros kraunasi. Palauk.
Na va, nustojo lyti, pavalgėm, apsipirkom parduotuviai ir vinėjom jau link autobuso. Viskas užteks bimbinėt, kojas šiknoj. Einam į autobusą ir važiuojam jau link oro uosto. Tai va, tokia mūsų kelionė. Aktyvi. Tai dar gal kažką pafilmuosiu, bet nežinau dar ką.